Veterinarijos klinika VetPet išgelbėjo pasiklydusio šuns gyvybę. Iš po žiemos sujudusios alkanos kraujasiurbės erkės aktyviai puola šunis ir siurbia jų kraują. Erkės įvardijamos kaip ligų tokių kaip laimo, bareliozė, babeziozė platintojos. Vasaros metu susirgimai sumažėjo, o rudenį kraujasiurbės erkės vėl labai aktyviai maitinasi ir siurbia kraują. Tačiau susirgimų būna mažiau nei pavasarį. Šunų babeziozė dažniausiai pasitaiko Europos vidurio zonoje, Amerikoje, o taip pat ir Lietuvoje. Dažniausiai plintančios ligos yra pati dažniausia erkių platinama liga yra babeziozė. Tai yra viena dažniausių. Taip pat yra lichiozė, anaplazmozė, boreliozė, kitaip vadinama laimo liga. Bet dažniausiai pasitaiko tikrai babeziozė. Erkių platinamomis lygomis užkrėsto gyvūno gydymo efektyvumas priklauso nuo ankstyvos diagnozės ir paskirto gydymo. Siekiant užkirsti kelią šunų užsikrėtimui babeziozė, būtina imtis kruopščios apsaugos nuo kraujasiurbių erkių, nes priešingų atveju jūsų augintiniui gali tekti perpilti kraują, o dar blogiau gyvūną galite prarasti. Taip, iš tikrųjų labai dažnai, praktiškai per dieną, tai po kelis atvejus dažniausiai turim. Ir tikrai būna įvairiausių komplikacijų. Vieni labai lengvai pasveiksta, jeigu laiku atveža, kiti būna tikrai labai sunkiai serga ir reikalingas rimtas gydymas ir lašalinės ir netgi kraujo perpilimai kartais. Kalbant apie konkretų atvejį, į veterinarijos kliniką prieš kelias dienas buvo atvežtas pasiklydęs šuo, sunkiai sergantis babezioze. Negana to, keturkojui teko ilgai badauti. Veterinarijos specialistai išgelbėjo gyvūno gyvybę tik perpilus jam kraują. Iš tikrųjų, prieš keletą dienų vieni žmonės rado jį lauke. Tiesiog geri žmonės jį paėmė, priglaudė ir pastebėjo, kad jisai visiškai vangus, jisai nevalgo nieko, jisai tiesiog visai silpnas. Bet pradžiai dar nesikreipė, praėjo keletą dienų, jisai visiškai net neatsistojo ant kojų. Ir tada, aišku, atvažiavo į kliniką, paaiškėjo, kad tai yra babeziozė. Bėda ta, kad jau buvo ganėtinai pažengusi tą stadiją ir iš tikrųjų šuniukui reikėjo netgi kraujuką perpilti, kadangi babezija tai yra pirmuonis, kuris įsiskverbęs į kraują, jisai ardo eritrocitus, raudonuosius kraujo kūnelius. Tai vat, jeigu laiku nesuteikiama pagalba, tai šuniukas praktiškai, galima sakyti, kaip ir nukraujuoja. Pasiklydęs ir išgelbėtas keturkojis šuo šiuo metu jau atsigauna ir kabinasi į gyvenimą. Bėda ta, kad neaišku, kas buvo jo šeimininkai. Nei mikroschemos jisai neturi, nei šeimininkai irgi neaišku, kokie kieno, bet tie naujieji šeimininkai jį labai pamilo, labai jam patiko, jis tikrai labai geras šuo, puikiausiai vaikšto, atsigavo, jisai pas mumis ir tikrai priglaus naujieji šeimininkai. Naujieji šeimininkai. Tai jau kitų tų senųjų savininkų net nebereikia ieškoti? Aš manau, kad ne, nes greičiausiai jisai buvo išmestas, kaip mes galvojam, kadangi jisai kažkur prie kelio, aš tiksliai nežinau, bet ar autostradoje lyktais rastas buvo, ar kažkas panašiai, tai labai dažnai būna žmonės tiesiog išmeta į autostradą šuniukus ir atveža, išmeta ir išvažiuoja. Taip, ir jisai ant tiek buvo išsekęs, nusilpęs, kad tiesiog bent jau mes neradom jokių nei skelbimų, nei kažkokių duomenų mes neturim, kad būtent ieškotų to šuniuko. Aišku, jeigu atsiras, tai tada jau atiduosit pirmiesiems savininkams. Čia jau jie spręs tarpusavį, mes jau čia nesikišam šito atžvilgiu. Bet jau ačiū, kad išgelbėjot gyvybės. Nėra už ką. Apsauga nuo erkių yra pati geriausia prevencija nuo ligos. Rekomenduojama kasdien tikrinti šuns kailį ir radus erkių, kuo greičiau jas pašalinti. Erkės turi būti įsisirbusios ne mažiau kaip 24–48 valandas, kad perduotų infekciją. Specialiu pincetu stenkite suimti ties galvute ir sukdami prieš laikrodžio rodiklį iš lėto traukite. Jeigu to padaryti nepavyksta arba nedrįstate, kreipkitės kuo skubiau pas veterinarijos gydytoją.